Mėly klubo dalyviai, šiame įraše noriu paaiškinti Jums truputėlį, kaip vyksta gyjimas ir kaip mūsų psichika susitvarko su tam tikrom trauminiam patirtimi, atsiriša mazgai mūsų psichiko ir kaip transformuojasi scenarijai. Visų pirma, reikia suprasti, kad kai mes patiriam kažkokį tais traumuojantį įvykį arba pajaučiam kažkokias labai labai stiprias negatyves emocijas ir susirišam su tuo įvykiu emocionaliai, tai nevyksta viename lygyje. Reaguoja mūsų psichika, pasąmonė, mūsų sąmonė reaguoja, mūsų kūnas reaguoja. Reiškia, visa mūsų sistema yra įtraukta į tai. Ir kai mes dirbame terapijoje, aš jau minėjau apie tai, kad vyksta visą laiką darbas sluoksniais, todėl būkite pasiruošę, kad tam tikros temos gali aktualizuotis iš skirtingų kampų kurį laiką. Ir tam, kad jūs pradirbtumėt, pavyzdžiui, tėčio deficitą, mamos deficitą, kad jūs pamatytumėt savo poreikius, kad jūs pradirbtumėt palikimo traumą, kad jūs nekristumėt į aukos poziciją, kad netaptumėt agresorium, kad išmoktumėt kitaip reaguoti į situacijas, gali prireikti ne vieno, sakykime, tai prieimo prie tos temos ir pakartojimo. Mes dirbame su psichika visą laiką sluoksniais, visą laiką dirbame su skirtingomis emocijomis ir vienas įvykis gali atnešti labai daug skirtingų jausmų ir reakcijų. Tai yra mes suformuojame skirtingus jausmus ir reakcijas į tam tikrą įvykį, todėl mes visą laiką dirbame sluoksniais. Vieną kartą mes galime įsigilinti į kalties jausmą, kitą kartą padirbėti su, pavyzdžiui, nuoskaudomis, agresija, pykčiu, nuimti tam tikrus gynybinius mechanizmus, kurie leis mums paskui eiti į gylį. Tai iš tikrųjų darbas visą laiką vyksta palaipsniui su temomis. Mes negalime ir nėra absoliučiai nei vieno įrankio rinkoje, jeigu jums taip sako, jeigu jūs kažkur tai girdėjote, to tiesiog, neegzistuoja. Tai yra tokia apgaulė ir saviapgaulė. Mes mėgstame vis tik prijausti tam tikrom iliuzijom ir ieškoti tos vienos tabletės ar burtų lazdelės, kad išsispręstų tam tikras dalykas. Kodėl tai neveikia? Kodėl tokio dalyko nėra? Nes pavyzdžiui, jeigu mes žiūrime į santykių temą, paimti ir pritraukti partnerį, padėtų, pavyzdžiui, kažkokia viena technika, meditacija, hipnozė, nesvarbu. Mes negalime vienu metu dirbti su visais pergyvenimais, su visu nerimo fonu, su visais jausmais ir emocijom. Mes per vieną kartą dažniausiai dirbame su vienu dalyku, tai arba su gėda, arba su kalte, arba su atstumimu, arba su tam tikrais įsitikinimais ir mes juos keičiam, transformuojame patirtį taip, kaip jūs, pavyzdžiui, darėte prieš tai techniką su vidiniu vaiku. Be, sakykime, saugumo, be to, kad aš atsiduriu saugioje vietoje, aš net negaliu pajausti energijos, negaliu leisti, kad per mano kūną tekėtų tam tikras dalykas ir aš jausčiausi prisipildžiusi, nes tas resursas naudojamas tam, kad aš būčiau įsitempusi, tam, kad aš save apsaugočiau, tam, kad aš save apginčiau. Ir tik tais per saugumą mes galime pradėti paskui vėliau dirbti su energija. Tai irgi labai svarbu terapijai žinoti terapeutui, per ką jis įveda ir kas yra fundamentalus dalykas tam tikroje temoje. Pavyzdžiui, kaip santykiuose su tėčiu, santykiuose su mama, nes tai yra, skirtingi dalykai. Tai vat jūs turite būti pasiruošę, kad jūs grįžinėsite prie tam tikrų temų ir vis leisitės į gylį. Įsivaizduokite, kad tai yra laipteliai. Jeigu atrodo, kad ir vėl ta pati tema, ir vėl aš jos neišsprendžiu, tai tiesiog reikia suprasti, kad jūsų brandos lygis, kad jūsų požiūris, kad jūsų įsitikinimai, kad jūsų suvokimas situacijos dar nėra iki galo išnarpliotas, dar neatėjęs iki to sąmoningo lygio, kur jūs galėtumėte ramiai pasakyti, man taip netinka, aš noriu kitaip, aš supratau, kodėl viskas vyko, aš galiu tai pertransformuoti, aš galiu paimti atsakomybę ir galiu pasukti, sakykime, kryptį visai kitą linkme, kad santykiai, išliktų, kad juos galima būtų išlaikyti. Tai va šitoje vietoje dažnai tiesiog mums patiems dar neužtenka brandos ir mes dar kol kas esam veikiami traumos, todėl tą traumą mes nagrinėjame lyg kopūstą. Įsivaizduokite, kad mes sluoksnis po sluoksnio, kodėl tiek daug preliudijos vyksta klube, kodėl žmogus prisijungęs į klubą turi praeiti pirmą žingsnį ir įžangą į terapiją, kad apskritai jis prieitų prie tos terapijos. Nes ten labai bus tada daug saviapgaulės ir mes iš vis niekur nenueisim, nes sulyg kiekviena tema, kai mes dirbsim su tėčiu, su mama, su hierarchija, su šeimos sistema, kai mes dirbsim su prieraišumo tipais, tai bus lyg
mes nuiminėtumėm kopūsto lapus ir eitumėm prie jūsų tikrojo, nes neįmanoma paimti ir nulupti jūsų visiškai ir palikti nuogo. Tai vis tik reikia daryti sluoksniais, kad užtektų resurso su tuo susitvarkyti. Todėl niekur neskubėkite, duokite savo metus laiko, nuoseklaus darbo, grįžti tada, kada jūs galite grįžti, jausti save, palaikyti save, jausti savo resursą, nespausti savęs. Jūs esate iš tikrųjų tokioj vietoj, kuri iš jūsų nereikalauja čia ir dabar, kuri iš jūsų nereikalauja pabaigti viską rytoj, kuri nereikalauja savęs spausti. Jūs galite gyti sluoksniais ir duoti tam vietos. Kitas labai svarbus dalykas, kur dar vyksta didžioji arba atsiveria didžioji jėga gijimui, tai yra, kai mes duodame vietos tam tikriem dalykam. Aš dar pakomentuosiu podcast'e vienam, kuris šiandien pasirodys, bet noriu pasakyti apie tai, kad kai mes norime kažko atsikratyti, kažką iš savęs išmesti, kažkaip nesielgti, jūs turite suprasti, kad taip gijimas nevyks. Taip jūs atsisakote savęs, atsisakote savo dalių, atsisakote savo poreikių. Pavyzdžiui, labai daug žmonių jūsų rašote apie tai, kad nenoriu sutikti su netom sąlygom, kurios man netinka, noriu gebėti tik į save atsiremti, nenoriu priklausyti visiškai nuo kitų nuomonės, nenoriu į kitus atsiremti, nenoriu kurti santykius su tais, su kuriais man ten nepatinka arba kurie manęs negerbia ir taip toliau. Arba noriu labai greit uždirbti ir ten nebūti, nežinau, įsipareigojusi skolose, noriu, kad pinigai lengvai ateitų ir taip toliau. Ir jūs turite irgi suprasti, kad kai jūs norite kažko konkrečiai atsisakyti, iš savęs kažką labai aiškaus, tvirto išmesti, jūs tik tai sukuriat didesnę kovą viduje. Neįmanoma paimti ir atsisakyti savo poreikių, jeigu jūsų poreikis dabar yra būti kažkokiam santykyje, būti kažkokiam kontakte. Verčiau reiktų tai pasukti į kitą, sakykime taip, pusę ir pasižiūrėti, o kokia mano dalis ir dėl ko jinai tame nori būti. Ir duoti tam viskam vietos, duoti vietos norui, kad mylėtų, norui, kad patvirtintų, norui, kad kažkas įvertintų, kad palaikytų, kad atremtų, nes tai yra viskas poreikiai. Čia šitoj vietoj yra visiška norma. Kuo daugiau jūs norite iš savęs atstumti tam tikras dalis, kurios to nori, kurioms to reikia, tuo daugiau jūs stiprinate vidinį konfliktą, kuriame vyksta pasipriešinimas vidinis, vyksta chaosas dėl to, kad jūs nenorite priimti savęs tokio, kokio jūs nenorite matyti. Jūs turite tam tikrus poreikius, nesvarbu ar tai deficitai, ar tai traumos, ar tai bet kas, bet tai yra jūsų dabar poreikis tai patenkinti. Tai yra tie deficitai, kuriuos jūsų psichika bet kokiu atveju nori patenkinti, jai to trūko. Ir čia kaip alkanam žmogui sakyti, neimk, nevalgyk, nes jie blogi žmonės, jie tau dabar siūlo, bet neimk iš jų, nes va taip neteisinga. O žmogus yra alkanas, 3 mėnesius buvo negyvenamoj saloj ir nevalgė. Tai va įsivaizduokite, ką jūs darote su tuo žmogum vien tik tais dėl kažkokių išorinių principų. Jūsų psichika reikalauja to viso išgyvenimų. Ir kai tik tais jūs terapijos eigoje pamatysite vaiko poreikius, pamatysite, kaip norėtumėt, kad elgtumėtės jūs su savimi, jūs pradėsite priiminėti visas tas dalis. Ir aš dabar noriu pakviesti jūs atlikti techniką, kuri padės pamatyti jums savo vidinį vaiką ir leis pajusti tą palaikantį ryšį, sukurti tą palaikantį ryšį, su kuriuo arba ant kurio stovint jūs galėtumėte eiti toliau ir galėtumėte terapijoje jau atsiremti į šią techniką. Nes mes jau padirbėjom su vidiniu vaiku, tačiau aš jaučiu iš to, ką jūs rašote, iš to, kaip jūs reaguojate, iš to, koks yra jūsų santykis su savimi, kad reikalingas dar vienas žingsnis prieš einant į gilią terapiją, prieš einant į kitas technikas, kad jūs galėtumėt vis tik pamatyti save pačiam didžiausiam pažeidžiamume ir
sukurti tą santykį, kurio jums viduje taip reikia, bent jau technikos pagalba ir užsiinkaruoti, aš taip vadinu, tą jausmą savyje, viduje, kad jūs galėtumėt į jį atsiremti, į jį grįžti visada. Tad kviečiu dabar ateiti ir paspausti kitą video, pasižiūrėti ir atlikti techniką.